Jūs nepatikėsit, bet mano vyras šiais metais tikrai galvoja, kad atsisakysiu važiuoti į autofestivalį Kalifornijoje. Bet aš noriu parodyti jums, kodėl tai yra renginys, kuris patiktų net ir ne autofanams. Rytą pradėjom vienoje gražiausių vietų šiauriniai Kalifornijoje, pusryčiai tikrąja to žodžio prasme buvo ant debesų su vaizdais, kurie atima žadą. Tada susitarėme su draugais susitikti kalno viduryje, o ten laukia tikras muziejus po atviru dangumi. Rečiausi automobiliai pasaulyje. Čia sutikome festivalio pažibą, Svarovskiais padengtą McLaren, o šalia jo Bugatti, Lamborghini, Ferrari ir net Dubajaus policijos automobilį. Bet šios detalės mano YouTube vloge. Visa kelionė buvo kaip podiumas. Kelių pakraščiuose išsirikiavę fotografai gaudė kiekvieną pravažiuojantį automobilį, tikėdamėsi užfiksuoti geriausią savaitės kadrą. Vėliau užsukome į vokiškų klasikų renginį, ten BMW, Mercedes ir Audi modeliai, kuriuos mūsų tėvai prisimena iš savo jaunystės. Jie viską stebėjo su nostalgija ir kartojo, o, tokį turėjau ir aš, o šitą turėjo mano kaimynas. Tada garsusis 17 mylių kelias važiuoti tarp bangų, kiparisų ir uolų iki pasakų miestelį yra tiesiog nepakartojama. O pats miestelis tikrai atrodo lyg iš pasakos. Čia net nėra namų numerių, tik pastatų vardai, fėjų namas, raganiukės trobelė ir aš čia rimtai. Viename iš jų ragavome skaniausią carbonarą Amerikoje su itališka muzika fone, tai buvo lyg trumpa kelionė atgal į Italiją. Na, o desertui dar vienoje gatvėje laukia prabangiausia automobilių paroda nuo Pagani iki Koenigsegg. Ar jums iš viso teko apie tokius girdėti? Ir tai tik maža dalis mūsų kelionė. Bet sakykit, ar jums patiktų toks renginys, ar automobiliai visiškai yra ne jūsų tema? Spauskit follow ir nepraleiskite jokių naujienų.